Mes toliau turim vieną modeliuką, tai 18 metų Toyota RAV4. 4 visi varomi ratai, 2,5 variklis. Vasario 2 yra aukcionas, parsiduoda draudimo kompanijos. 85 000 mylių nuvažiuotas. Lempos matos, kad jau reikia poliruoti. Juodas spalvikė. Iš šono atrodo taip. Čia biškį nublūkė nuo saulės, bet čia nieko tokio. Toliau žiūrim, vidus yra juoda spalva, medžiaginis. Jie kūrėsi ir važiuoja. Šviesios lubos. Taip, ką mes čia turim? Varikliukas susiveda gerai. Klaidų irgi nėra. Paduškos, kaip matot, visos yra vietoj. Visas paduškas vietoj, niekas neiššovė. Einam pasižiūrėsim toliau į galą. Tokių šiokių smulkių pamraižymų yra. O čia prikrauta vėl, ko tik nori. O pažeidimas yra, galinė dalį. Bet kaip matot, irgi pažeidimas gavo matyti daugiau į viršų, kadangi balkis sveikas, turi kablį priekabai, dangtis eina keitimui. Sparnai atrodo nepažeisti. Šitas sparnas irgi vietoj. Matot, pažeidimas tikrai nėra didelis. Šitą pusę keletą pažeidimų ant kėbulo. Veidrodėliai šiek tiek yra tokie nublūkę nuo saulės abiejų pusių. Bet šiaip iš esmės visai neblogas variantas. Geros mylios, geri metai.